Ateities krepšinio žvaigždės. Patiem labai įdomu truputį pakeisti, sakykime, tą kontingentą visų pirma, vis tik jaunų vyrai iš skirtingų Lietuvos mokyklų, nors ir skirtingo amžiaus grupės, buvo nelengva suderinti, vis tiek meistriškumas šiek tiek skiriasi, bet vis tiek individualiai pažiūrėti, ką jau žaidėjai kiekvieną savo amžių moka, buvo labai įdomu ir aš galvoju, kad vis tiek matosi, kad Lietuva yra turtinga krepšinio talentas. Mane labai domino vis tik tai dabar ne kiek jie kur pažengė per tą laiką, bet vis tiek kaip žaidėjai moka išklausyti visų pirma, suprasti ir paskui atlikti bet kokį norimą veiksmą. Norėjosi įvairiais pratimais pažiūrėti įvairius jų technikos elementus, kaip kamuolio varymas, kaip perdavimo kultūra, kaip pats metimas, baudų metimas, kas yra labai svarbu. Ne vienas vaikinas buvo jau dabar, kur tikrai ta judesių amplitudė ir pats krepšinio išsilavinimas jau yra gero lygio, tik tai tiek, kad dar to darbo reikės gerokai įdėti. Žalgirio treneriai tikrai paliko gerą įspūdį, pravedė gerą treniruotę. Sužinojom, kaip taisyklingai daryti visus pratimus ir buvo gera treniruotė. Labai motyvuoja susitikimai su Jaskevičium ir su Kratku ir šiaip treniruotė žiauriai įdomu. Tokios treniruotės, aš manau, duoda tik tai naudos, nes įgauna vis tiek elementų, techninių elementų, kur gali tobulėti toliau. Nesitikėjau, kad tiek daug šitų merginų ateis, bet tikrai didelis noras ir tobulėti. Matosi šitose merginose, kad didelis noras yra tobulėti. Treniruotė trumpa, bet produktyvi, viskas labai sklandžiai. Mergaitės pasižiūrėjo visokių pratimų ir galės grįžusios dirbti individualiai ir tikrai naudą. Ateities krepšinio žvaigždės.